Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai, aš esu Rytis Jasiūnas ir parodysiu jums mankštą, kurią darau prieš treniruotės. Tai galim iš karto ir pradėti. Tai ant kilimėlio, ant visų 4 ir pats paprasčiausias, tai katė šuo. Nugarą išsijudinti, nes pas mane jinai visą laiką būna sustingusi. Tai labai gerai pajudėti. Tai jos stengiamės pilnai išsitempti ir išsiriesti. Apie 10 pakartojimų. Tada galime pereiti prie tarpumenčio išjudinimo, tai judam grinai iš menčio, alkūnių nelenkiam ir leidžiam kiek labiau mentim sueiti ir ištiesti pilnai. Vėlgi, apie 10 pakartojimų. Neturėtų būti labai sunku ar kažko skaudėti, tiesiog išsijudinam. Krūtininės nugaros dalies sukimas. Vėlgi padidinti mobilumą prieš treniruotę. 5 pakartojimai vienai pusiai. Ir kita pusė. Tai jo, stengiamės judėti iš krūtininės stuburo dalies. Ir kiek įmanoma pasisukti viršų. Tai galima trumpam prasitempti. Ir tada lengvas toksai jau labiau kaip ir pratimukas raumenis įjungiantis. Bird dog, nežinau kaip lietuviškai vadinas. Tiesim vieną koją, kitą ranką, juosmuo stabilus lieka. Kojas pėda, kad ant pirštų galų būtų palaikom. Ir svarbiausia stabilus juosmuo, kad nejudėtų į visas pusės. Ir taip pat išsistumiam ant rankų kiek įmanoma aukščiau, kad nebūtų sukumpus nugara šičia. Nei kojos, nei rankos per aukštai kelt nereikia. Tai apie net 20 pakartojimų šitų galim padaryti. Taip, ir dabar galim pereiti prie klubų apšildymo tokio, tai išsimetam vieną koją į šoną ir leidžiamės atgal, kiek išeina. Ir į priekį ir tada pasukam koją ant pirštų. Atgal, prasitempia šlaunies dvigalvis ir į priekį. Taip daugiau klubui judesio duodam. Apie 5-8 pakartojimus per vieną koją. Ir tada pakeičiam kojas, kitai pusiai tas pats. Sėdamės atgal, jeigu labai tempia, tai pamažu didinam amplitudę, iš karto pilnai atgal nesėdam, jei labai skauda. Šiandien kairė pusė pas mane tokia labiau įsitempusi, tai daugiau pakartojimų jai galima padaryti. Tai, ok. Ir galim tada atsigult ant nugaros.
Vėlgi, toliau liekam prie nugaros klubų išjudinimo, tai sukam klubus į viršų pamažu ir tada keliam visą nugarą, tiltelį ir leidžiame žemyn, bet svarbu leidžiam po vieną slankstelį pamažu. Ir vienas slankstelis, kitas, trečias, tada nuleidžiam klubus ir pasukam juos į priekį, tada atgal ir vėl kylam į viršų. Ir tada galima čiut greičiau. Tai jo, kaip sakiau, būriuojant labiausiai įsitempia nugarą, juosmuo, nugaros apačia. Tai prieš kiekvieną treniruotę stengiuosi juos kiek įmanoma labiau išmobilizuoti, išjudinti, kad jie būtų pasiruošę dirbti. Ir šitų tokių tiltelių pakartojimus galima daryti apie 10. Kaip sakiau, svarbu nuleidinėjant ypač vieną slankstelį po kitą leistą, ne tiesiog plokščiai nugarą padėti. Ir klubus pasukam. Taip, tada galima įdėti prasitempimą tokį. Padedam vieną kelią, permetam, ranką sudedam ir tada ranką pamažu atgal einam. Ir sukamės į kitą pusę. Ir čia tikrai turėtų pratempti stuburo apatinę dalį. Sukamasis toks judesys, tai tikrai nepersistengiam, švelniai darom. Šitą pusę gan lengvai, galima į kitą pusę iš karto pereiti. Taip, kokie 3-5 pakartojimai šito judesiuko. Tai šitą pratimą, kur dabar darysiu su guma ant kojų, jį tikrai galima daryti ir be gumos. Su guma tiesiog įsijungia tiek apatinis, tiek viršutinis sėdmuo, bet pradžiai jį tikrai galima daryti ir be gumos, ir apsikeitus pusės padirbs tikrai abiejų pusių sėdmenis. Tai jei neturit gumos, nieko tokio. Čia man toksai specifinis sėdmenų stiprinimo pratimas, bet taip pat jisai ir padeda nugaros apatinę dalį atlaisvinti. Tai keliai 90 laipsnių kampu, gulam ant šono, klubas irgi biški palenktas, tada keliam klubą į viršų ant šono ir viršutinė koja į viršų. Tai kad tiek apatinis sėdmuo dirba iškeldamas mus, taip, tada abu sėdmenis paduoda į priekį, kad įsitiestume ir viršutinis sėdmuo atkelia koją. Irgi apie 10 pakartojimų. Iš pradžių darom lėčiau šitus pratimus, po to, jeigu jau pramokstam, tada galima pagreitinti viską, jeigu tikrai žinom, ką darom, bet pradžioj geriau lėčiau daryti. Tai šitas jau taip įjungia ir raumenis patys pradeda dirbti, ne tik tempimai ar mobilizacija. Tai pamažu didinam intensyvumą apšilimo metu. Ir kitą pusę, aišku. Grįžtam prie pilvo preso šiek tiek ir jo įdarbinimo. Tai visos 4 galūnės pakeltos, nugara svarbu prispausta ir presas įtemptas, galima net klubus šiek tiek kilstelti viršų, kad presas labiau įsitemptų. Ir miręs vabalas, viena koja žemyn, viena ranka žemyn eina. Vėlgi, iš lėto darom ir svarbu, kad kai nuleidžiam šičia, viskas lieka įtempta ir prispausta prie žemės.
Ir taip tarp 10-20 pakartojimų kažkur tais. Tai šičia jau mažiau mobilizacijai ir labiau raumenų paruošimui, kad jie būtų pasiruošę įsitempti ir stipriai laikyti juosmenį per treniruotės pratimų su svoriais. Taip. Galim tada biškį prasitempti kojas prie savęs trumpai ir tada pasidedam rankas po nugarą. Po nugaros tuo linkiu juosmens. Viena koja 90 laipsnių kampu, kita ištiesta. Ir tiesiog įkvepiam giliai į pilvą, prispaudžiam nugarą prie rankų ir tada keliam pečius. Tai va toksai judesiukas, tai nesilenkiam šitaip, visas praktiškai nugara tiesi lieka ir kyla tiesiai į viršų, tai vėlgi įkvepimas, tada kylam, nusileidžiam, tada iškvepiam. Šitie pratimai yra ir labai gera traumų prevencija, ne tik tais apšilimas, bet jo ir prieš kiekvieną treniruotę tokie traumų prevencijos pratimai labai padeda. Ir kita pusė. Taip, visi šitie pratimai, kur dabar bus judant, kelių kelimai, kojų kelimai ir taip toliau, juos visus galima atlikti tiek judant, tiek vietoje. Tai jeigu neturi daug vietos, kelius galima keisti judant vienoje vietoje, kojų, spyrius irgi taip pat viskas galima vienoje vietoje atlikti, taip pat ir apskritimus į vieną pusę, į kitą pusę arba pasilenkimus galima atlikti ir be jokių žingsnių. Ok, tai antra apšilimo dalis bus šiek tiek daugiau judesio, pulsas biški gal daugiau pakils ir jo, galim pradėti važiuoti. Tai pirmą tiesiog einam kelią į viršų, vėlgi klubus išjudinam, kojas išjudinam. Svarbu išlaikyti presą stabilų ir įtemptą, tiesiai kojas dėti, tai ir visam mobilumui, stabilumui padeda, bet svarbiausia man šičia klubus prajudinti. Kažkur tais apie 20 pakartojimų, iš viso po 10 kiekvienai kojai. Ok, antras pratimas, toliau judinam kojas, šį kartą tiesi koja į priekį. Tai pradedam žemiau ir tada galima didinti amplitudę. Irgi prasitempia lengvai hamstringas dinamiškai ir taip pat klubai įsijudina, kojų raumenis pradeda apšilinėti po truputį. Okay, 20. Vėlgi, klubo apšilimas vienas svarbiausių dalių, tai apskritimai tokie su kojom. Tai
keli vos ne 90 laipsnių kampu arba jie išeina daugiau į išorę ir tada į priekį. Toksai pusė apskritimis. Vėlgi nugara, viskas išlieka tiesu, presas lengvai įtemptas, nesirečiam, nesvirduliuojam į šonus. Ir stengiamės kuo didesnę amplitudę. Taip. Taip, ir jei padarėm į vieną pusę, tai aišku ir į kitą pusę reikia padaryti, tai dabar tas pats tik tais į išorę. Vienas, kita pusė. Vėl padeda išjudinti visus kojų raumenis, sėdmenų raumenis. Keliai pradeda po truputį apšilt, dar nedaug, klubai. Viskas, ko mums reikės treniruoti. Taip, svarbu visus sąnarius prajudinti, kad į sąnarius skysčio sąnarių pritekėtų, kad jis apšiltų, kad jau kai svorius kilnosi nebūtų jokių netikėtų krūvių, kurių per apšilimą visiškai jokių nebuvo. Ok, dabar galima pradėti ir raumenų tokį labiau apšilimą ir paruošimą darbui. Tai čia bus hamstringui. Stovim ant vienos kojos, klubai kiek įmanoma tiesiau ir lenkiamės į priekį. Kelias lengvai sulenktas tos kojos. Pasiekėm žemę, atsitiesiam, kitą koją dedam žingsnį į priekį. Vėl lenkiamės pirmyn. Tai šitas pratimas toksai daug lėtesnis. Pagrinde dirba šlaunies užpakalinė dalis ir sėdmenys. Ir taip pat labai gerai pėdos stabilumui. Tai pėdą dedam plačiai, ištestus pirštus ir stengiamės jais sugriebti žemę, kad stabilumą išlaikytume ir nekritinėtume į skirtingas puses. Tai šitas pratimas konkrečiai jau duoda tam tikrą krūvį hamstringui, tai yra šlaunies užpakaliniai daliai, sąlyginai dar nedidelį, bet per treniruotę gaus didesnį. Tai labai gerai pradėti jį apšildyti po truputį. Ir visai neblogas pratimas bendrai koordinacijai, ko buriuojant tikrai reikia. Stengiamės irgi per greitai nedaryti. Stumiam klubus atgal pradiniai dalyje ir tada lenkiamės į priekį, kelio per daug nelengdami. Ir apie 20 pakartojimų iš viso. Taip, dabar galima viršutinę kūno dalį greitai irgi apšilt. Tai pradedam nuo mažesnių judesių pečiams. Tai pečiai eina į priekį, į viršų link ausų ir atgal. Nusileidžia žemyn, bet negrįžta į priekį. Ir tada atgal, į viršų ir į priekį. Toksai judesiukas. Tai prasukimai. Vieną pusę į kitą. Apie 10 pakartojimų iš viso.
Antras pratimas viršutiniai kūno daliai, tai keliam rankas į šonus, sukryžiuojam už nugaros, leidžiam čia tiesiai už galvos, kiek įmanoma žemiau, ir tada grįžtam žemyn, sukryžiuojam ir už nugaros. Irgi apie 10 judesių, iš nugaros atrodo taip. Čia būtent pečių mobilumui ir pečių apšildymui. Stengiamės kuo daugiau pilnos pečių įmanomos amplitudės praeiti ir duoti jiem įvairių judesių. Tuo tarpu kojos, klubai, keliai šiek tiek pasilsi, kiek juos apšildėm, nes dar gaus intensyvesnių apšilimo pratimų. Taip, dabar ir alkūnio apšildymas toksai visai neblogas, tai delnai priešais mus, sulenkiam, nuleidžiam, pasukam, sulenkiam, nuleidžiam. Į vieną pusę delnai į viršų, kita į apačią. Ir taip labai gerai apšyla alkūnės, šiek tiek bicepsas, tricepsas nedaug, bet juos irgi reikia šiek tiek apšildyti. Ir tuo tarpu pasilsi pečiai nuo praėjusių pratimukų. Taip, galim dar lengvai pasukti riešus į vieną pusę, į kitą ir grįžtam prie paskutinio pečiam. Sudėtingiausias, bet geriausiai jisai visą amplitudę paima, tai startuojam delnai žiūri į mus, nykščiai priekyje, keliam į viršų ir keldami į viršų sukam, kad delnai žiūrėtų į išorę. Ir tada leidžiam, stengiamės už savęs kuo toliau leisti ir delnus į nugarą. Ir tada jie grįžta į priekį, jau žiūrėdami tolyn nuo mūsų ir kyla priekyje ir tada grįžta atgal. Taigi, nykščiai į priekį, delnai į priekį, nykščiai vėl grįžtant į priekį kitoj pusėj. Stengiamės kuo toliau už mūsų leisti ir grįžta jau žiūrint į išorę ir vėl į priekį kyla. Ir galima tada pagreitinti šiek tiek. Ir šičia pratimas beveik visą peties amplitudę pereina. Ir tikrai jaučiasi, kaip pečiai dirba ir apšyla. Gerai, viršutinė kūno dalis kaip ir apšilus, dabar galima daugiau intensyvumo apatiniai duotai. Patys paprasčiausiai pritupimai, be jokio svorio. Pėda visą laiką lieka ant žemės, svoris daugiau ant kulnų, keliai žiūri ten, kur žiūri pirštai, pirštai šiek tiek truputį išsukti į šonus, rankos priešais mus, tupiam. Pirmi pritupimai gali nebūti pilnai iki apačios ir tada su kiekvienu įtupimu didinam vis gylį. Žemyn. Tai čia jau šiandien darysiu būtent pritupimų sporto salėje, tai labai gerai apšils, bet prieš bet kokį judesi, treniruotę tikrai pritupimų verta pasidaryti. Galima įtūpti į pačią apačią, pajudėti į vieną pusę, į kitą, klubai, kad atsidarytų, taip pat pratempti ir kulkšnis į vieną pusę, į kitą pusę ir atsistojam atgal. Pereinam prie įtupstų, tai rankos ant klubų ir paprastas įtupstas į priekį. Atsistumėm su koja atgal, kelias žiūri tiesiai, eina daugmaž iki pirštų. Jeigu biškiai į priekį kelias už pirštų išlenda, nieko tokio nėra, tai tikrai labai blogai. Ir šituose visuose judesiuose pas mane šiek tiek keliuose kažkas vis patraška, tai čia greičiausiai būna susidarusios burbuliukai, dujų, oro kažkotais sąnario skystėje, tai čia tik tais jisai garsą skleidžia ir kai pilnai išsijudina keliai, tada šito garso nelieka. Irgi apie 10 įtupstų.
Tada galima pereiti prie atgalinių įtupstų ir tuo pačiu jungti šiek tiek viršutinę kūno dalį. Tai dedam koją atgal, suneriam pirštus ir tiesiam pirštus virš galvos, nuleidžiam. Ir kitą pusę. Šiek tiek daugiau koordinacijos ir taip pat riešam pečiam prasijudint, apšilt pratimus. Irgi apie 10 judesių iš viso. Paskutinis rimtesnis apšilimo pratimas, šoninis įtupstas. Tai dedam žingsnį į šoną, gan platų, tupiam ant kojos, kita koja lieka ant kulno ir leidžiasi žemyn. Tai paprastesnis variantas pradžioje galbūt būtų be judesio, tiesiog plačiai atsistojus, į vieną pusę leistis, į kitą pusę leistis. Jeigu taip gan lengvai viskas gaunasi, tada galima pridėti ir žingsnį į vieną pusę ir į kitą pusę. Žengiam, tupiam. Čia tiek klubui, keliui, pėdai, nemaža amplitudė judesio gaunasi, didelis judesys ir aišku tiek keturgalvis šlaunų raumuo dirba smarkiai, tiek sėdmuo. Tai labai gerai jau geras iššūkis prieš treniruotę. Kai kurie šitos pramankštos pratimai tikrai nebus labai lengvi, jie gali kelti iššūkių, nes tai yra, sakykime, kai kurios pažengusios pratimų versijos, bet tikrai nebijokit, bandykit, jeigu nori tapti olimpiečiais, tai iššūkių nebijokit, įdėkit šiek tiek darbo ir po kelių mėnesių tikrai galėsit visus šitus pratimus lengvai padaryti, besimankštindami ir norėsit sunkesnių. Taigi, dabar esu pasiruošęs puikiai rimtai treniruotei su svoriais čia, to jums sėkmės siekiant savo tikslų.